Sveiki, sveikinuosi su jumis iš Briuselio ir noriu jūs informuoti apie paskutinės naujienas, kas svarbu žinoti ir įdomu beje. Keletą žodžių apie Lietuvą. Nenustoja stebinti tie, kurie šiuo metu vadinasi valdančioji koalicija. Iš tikrųjų, virsta parodija. Tie pokyčiai arba tie sprendimai kultūros ministerijos vadovybės parinkimo srityje, atskiri asmenys, mano manimu, netelpa į jokius rėmus. Sunku net rasti žodžių, kriterijų apibūdinti tokius kandidatus, jų interviu ir panašiai, slapstymasis, bandymas paslėpti savo praeitį, kuri, tiesą sakant, kelia labai daug rimtų klausimų. Panašu, kad šita vyriausybė blogai pradėjo, blogai eina ir greičiausiai blogai pabaigs, kadangi iš tiesų neturi nei kompetencijos, nei nusiteikimo dirbti šiuo atsakingu laikotarpiu. Kantrybės mums visiems ir darykime išvadas ateityje. Europos komisija pateikė savo metinę ataskaitą apie plėtrą. Laukta jos, sakyčiau, su dideliu susidomėjimu, kadangi tai yra pirmasis naujosios komisijos iš tikrųjų išsamus, pilnas, naujo pobūdžio pranešimas apie plėtrą. Kągi, visos kandidatės arba tos valstybės, kurios vertinamos yra išrikiuotos, įvertintos, ką turime? O turime tai, kad Ukraina ir Moldova iš tikrųjų gavo gerus pažymius, kiekviena su tam tikra pastaba, ką reikia daryti geriau. Ukrainai tai yra teisinė sistema, institucijų stabilumas, tęsinys kovoje su korupcija ir jokių bandymų lysti į tas institucijas, silpninti tas institucijas, kurios skirtos kovai su korupcija, tai yra NABU ir SAPU ypatingai. Moldovai tai yra tam tikros vėlgi stiprinti valstybės aparatą, daryti reformas ir panašiai. Geri pažymiai, ar ne? Sakartvelas praktiškai pablogėjo per metus, padėtis tiesiog yra sunkiai vertinama integracijos atžvilgiu. Vakarų Balkanuose Juodkalnija ir Albanija gavo iš tikrųjų pakankamai gerus pažymius. Bosnija Hercegovina ir Serbija su minusu. Kosovas oficialiai nepradėjęs derybų buvo įvertintas ir vėlgi ilgas prierašas, kiek darbų reikia padaryti. Turkija dėja dėl demokratinių dalykų iš tiesų pasilieka už brūkšnio. Ką sako šitas įvertinimas? Iš tiesų, aš jaučiu tam tikrą padidėjusią apetitą iš komisijos pusės, apskritai iš ES pusės, pradėti kalbėti apie plėtrą. Plėtra yra iš esmės vienas iš atsako sprendimų, pavadinkime taip, ar ne, reaguojant į geostrateginę situaciją. Kartu mes stipresni, žinome, kiek Ukraina šituo metu daro, iš esmės sulaikydama agresyvią Rusiją, kuri nusitaikiusi į Europą. Taigi, čia yra atsakymas. Dabar kaip suvirškinti visą tą plėtrą, kaip priimti naujas narės nereformavus ES, matyti yra sudėtinga kalbėti, ES reikės reformuotis, ypatingai sprendimų priėmimo mechanizmą, bet visą tai reikia daryti dabar, neatidėliojant ir negalvojant, kad tai išsispręs savaime. Aš sveikinu šitą pranešimą. Su juo reikės daug padirbėti, beje, aš esu užsienio reikalų komitete pranešėjas būtent pranešimui apie plėtrą, padirbėsime, padarysime ir savo išvadas, kitaip sakant, ratai juda ir atrodo teisinga linkme. Šią savaitę ir dar prieš tai buvusią tęsiasi labai rimtos derybos ruošiant ES poziciją dėl klimato kaitos susitikimo Brazilijoje, kuris prasidės štai jau kitą savaitę. Mūšių būta nemažai. Ir štai tik tai trečiadienio naktį po iš esmės 24 valandų nenustojamų, nepertraukiamų derybų buvo pasiektas tam tikras susitarimas. Prancūzija džiaugiasi, kad tai yra jos iš esmės pozicija, tačiau Lenkija, Čekija, Vengrija, Bulgarija balsavo prieš, kai kurios valstybės susilaikė, ar ne? Apie ką tai buvo? Iš esmės, kiek mažinti išmetimus. Žinome, kad ES įsipareigojusi iki 40 metų 90% sumažinti taršą, išmetimus, lyginant su 90 metais, ar ne? Priimtas sprendimas 85+5, kitaip sakant, 85 tai tikrai, o 5 kaip kontribucija į pasaulinio klimato kaitos mažinimą.
Dėl leidimų, taršos leidimų taip pat yra priimtas tam tikras, sakyčiau, palengvinimas, ar ne, nuo 27 metų nukeliama į 28 metus. Ką tai rodo? Rodo, kad vyksta labai nelengva diskusija tarp klimato kaitos ir įvertinant realios ekonomikos poreikius arba, sakykime taip, konkurencingumą. Tai nėra vienareikšmis klausimas, bet vienok mes pradėjome kažką daryti klimato kaitos atžvilgių, tęskime, bet darykime tai protingai, racionaliai, paskaičiuodami galimybės ir įvertindami globalią situaciją taip pat. Ačiū Jums.